kažkaip patys mieliausi darbai yra, kur patiem artimiausiam žmonėms esu padarius. Tai va, sūnaus paveikslas šitas prieš 13 metų išsiuvinėtas. Jaunėlių sūnaus paveikslas. Vyriausiam sūnui esu išsiuvinėjus paveikslą su žirgais. Jis yra labai žirgų mylėtojas, bet tas paveikslas kabo pas jį namuose aš čia neturiu, pas jo sodybai. Ten yra toks didžiulis su 7 žirgais pajūryje paveikslas. O dauguma čia kabo paveikslų, kurie bus dar dovanojami, jau kažkam paskirti, jie kol kas kabo pas mane. Va čia vienas iš tų paskutinių mano darbų, dar neįrėmintas, yra skirtas draugiai mano, kuri gyvena Žemaitijoje. Vienintelis paveikslas yra išsiuvinėtas man pačiai, tai va ten rudens peizažas. Kuris čia viršuje? Rudens, kur su pageltusiais medžiais. Tas yra, tą esu įsisiuvinėjus, savo dovanų 55-mečių proga. Gera dovana, ar ne? Šiaip savo daugiau, man labai patiko, pamačiau šitą japonišką peizažą. Tiesiog aš jį pamačiau, man be galo jis patiko ir aš jį paėmiau ir įsisiuvinėjau. Tiesiog, nežinau, šito gal ko gero niekam ir nepadovanosiu, nežinau, ne, bet... O kuris paveikslas brangiausias jums? Brangiausias kaip kaina ar... Ne kaina. Žinot, kad aš negaliu pasakyti, kad ras yra brangiausias ar pigiausias man. Man, aš nežinau, aš siuvinėju tokį, kuris man labai patinka. Nu, pamatau ir aš noriu jį išsiuvinėti. Ir tiesiog antras dalykas dar priklauso, kam aš jį siuvinėju. Jeigu yra žmonių, kuriems aš negalėčiau išsiuvinėti paveikslą. O kokių? Nu, yra tiesiog žmonių, kur aš pagalvoju, kad man reikia jam padovanoti paveikslą ir aš nepradedu jo niekaip. Tiesiog negaliu pasakyti, kad aš nemyliu žmonių, bet tiesiog gal taip ten kokius, nežinau. Bet tikriausiai nedaug tokių žmonių, ar ne? Nedaug, ne. Aš daugiausiai ir siuvinėju savo tik artimiem žmonėm, bet jeigu yra žmogus toks ypatingas, man brangus žmogus, tai aš tada su didžiausiu malonumu siuvinėju ir tada yra džiugu. Bet aš visada esu tokia ganėtinai savikritiška ir kol žmogus neparodo to savo džiaugsmą ir aš nepamatau, kad tikrai ten jam patiko, aš dažnai vis galvoju, kad kažko tai trūksta, ar jau įrėminta, dar kažko trūksta, dar kažko trūksta. Niekada nebūna taip, kad labai jau galvočiau, kad jau tikrai vau padariau, bet... Tai čia jūsų šitų darbų, čia yra tik tai dalis maža visi? Čia yra maža dalis. Mano darbų yra visur. Čia šitam krašte tai turi, nežinau, retas žmogus, kuris neturi. Lietuvoje visoje ir užsienį tai yra daug šalių išvežtai. Ir Norvegijoje yra, ir Danijoje yra, ir Olandijoje yra, ir Kanadoje yra, ir Jungtinėse valstijose yra, ir Jungtinėje karalystėje, ir Airijoje, nu nežinau, kur Prancūzijoje tiesa yra, Vokietijoje yra. O daugiausia Lietuvoje? Daugiausia yra Lietuvoje. Ačiū.